Labas vakaras. Kaip ir visuomet artėjant smagiausiams metų šventėms, pokalbis su bene garsiausia Lietuvos astrologe Palmira Kelertiene. Šį vakarą ji negailės itin konkrečių patarimų, kaipgi reikėtų sutikti naujuosius juodosios gyvatės metus. Klausykite moterų, nes kiti metai bus moterų metai. Toks yra pirmasis astrologės patarimas. Be to išgirsite, prie kokio stalo reikia sėsti, kaip pasipuošti ir netgi ką valgyti, kad 2013 būtų jums sėkmingi. Sakoma, į praeitį žvalgytis neverta. Tačiau pasak vienos garsiausių Lietuvos astrologių Palmiros Kelertienės, norinti sužinoti, kasgi laukia ateinančiais 2013-aisiais, turėtų žvilgtelėti būtent į 2012-osius. Ateinantis juodosios vandeninės gyvatės metai bus praėjusių metų atspindys. Netruks intrigų, apgaulės, iliuzijų ir melo. Tiesa, nesėkmės lydėjusios šiais metais, pasak astrologės, tęsis tik pusmetį. Nuo Liepos mėnesio vidurio prasidės sėkmės metas Lietuvai, nes mūsų šalies vadovė – moteris, o 2013 – moterų karaliavimo metai. Palmyras ateinantis metai liūtams, nes per naujųjų naktį Mėnulis bus liūto zodiako ženkle. Tiesa, Palmira sako, to galinti pradžiuginti tik moteris, jos bus lyderės visus metus ir tik joms seksis viskas, ko tik imsis. O štai vyrams liūtams jau liūdniau. Čia likimas panašiai klostysis, kaip kalbėjome apie Uspaskichą. Pirmoji metų pusė – permainos, intrigos, netgi išdavystės. Antroji metų pusė jau sudėtinga, kai galima prarasti įtaką, galimybės. Vyrams liūtam metai bus sėkmingi tiek, kiek jos parems moteris, jų žmonos, dukteris, mylimosios. Bet jeigu jos nuo jūsų nusigręš ir laimė. Tad būkite atidūs savo moterim, jos lems jūsų ateitį. Sėkmė turėtų lydėti ir gimusios po mergelės ženklų. Pasak astrologės, šie metai mergelėms nebuvo lengvi. Daugelis jų jautėsi suvaržytos ir aplinkybių, ir savo galimybių. Tačiau kitais metais viskas pasikeis, visi suvaržymai dings. Pirmąją metų pusę mergelėm patartina labiau koncentruotis ties veikla, ties karjera. Tai geras laikas keisti darbovietę, priimti naujus pasiūlymus veiklai. Antroji metų pusė laisvesnė, daugiau permainų, daugiau intrigų, netikėtumų. Nemažiau nei liūtai, pasak astrologės, turėtų džiūgauti ir svarstyklės. Gimę po šio ženklu 2013 metais bus likimo numylėtiniai, todėl seksis viskas, ko tik jie imsis. Ypač tie, kurie planuoja kurti šeimą. Tiesa, tuoktis svarstyklėms patariama iki gegužės mėnesio. Visiems siūlyčiau iki gegužės mėnesio būti arčiau svarstyklių. Tai reikš, kad jums seksis, nes svarstyklės labai ekstravertiškas ženklas susijęs su partnerystė. Svarstyklės viskuo dalyjasi. Jeigu svarstykliai gerai, gerai ir visiems. Tad ieškokite draugų svarstyklių ir per naujųjų sutikimą būtų gerai įsiprašyti pas svarstyklės į svečius. Tuo tarpu skorpionams astrologė sako ateinančiais metais būti itin atidiems. Kiekvieną savo sprendimą gerai apgalvoti. Pasak Palmiros, nuo to, kaip kitais metais gyvens ir elgsis skorpionai, priklauso, kaip jie gyvens dar 20 metų. Pirmoji metų pusė gana sudėtinga, daug prieštaringų įvykių, vėlgi išdavysčių, netikėtumų, kuriem nebuvo pasiruošę, o skorpionas inertiškas ženklas, jiem nepatinka, kai jie gauna staigų smūgį. Smūgius mėgsta skorpionai, bet kai tai yra visiškai netikėta, kai tai ateina iš tų, kurie buvo tavo draugai, tavo partneriai, tai yra nemalonu. Ir kaip minėjau, skorpionų šiemet pagrindiniai draugai bus žuvis. Skorpionai turi daugiau dėmesio kreipti į savo draugus, savo kolegą žuvis ir metai bus puikus. Labiausiai pasisaugoti ateinančiais metais astrologė Palmira Kelertienė patarė gimusiems po šaulių ženklų. Jų laukia provokacijos ir sunkus išbandymai, todėl šauliai turi būti itin atidūs, naudotis aplinkinių patarimais ir pamokymais ir neriesti nosies. Saugotis sukčių. Būtent šiemet labiausiai bus apgaudinėjami šauliai. Antroji metų pusė nuo Liepos mėnesio dar labiau sudėtinga, dar labiau komplikuota. Tai laikas, kuris žada ekstremalius pokyčius jų gyvenime,
Tai rimtų išbandymų laikas, kai bus reikalingai tvirti nervai ir optimizmas. Kiti metai nelengvi žada būti ir ožiaragiams. Pirmą pusmetį šie žmonės bus atsidavę karjerai, juolab, kad turės itin daug jėgų. Tačiau antrąjį pusmetį jiems patariama visus darbus atidėti. Jie turėtų būti atidus savo sveikatai. Daug darbų, bet jeigu persidirbs, jeigu nepakankamai rūpinsis savo sveikata, gali kilti ir kitokių rūpesčių, kai teks blaškytis tarp darbo ir ligoninės poliklinikos. Tad mokėkite atsisakyti papildomų darbų, per daug neužsigriebkite. Antroji metų pusė kiek paprastesnė, lengvesnė, savaime sumažės darbo krūvis, jie daugiau dėmesio galės skirti savo pomėgiam ir savo antrajai pusiai. O štai vandeniams Palmira pataria kuo kruopščiau viską planuoti. Kitaip antroje metų pusėje jiems teks susirūpinti sveikata. Meilės fronte pakaks iliuzijų ir apgaulių, tad neskubėkite įsimylėti pirmąjį sutiktąjį. Vandeniai be galo impulsyvus, bėga akis išdegi ir ypač jausmuose. Nemesk kelio dėl takelio. Laikas yra Dievas ir būtent į šį Dievą reikėtų labiau atsižvelgti vandeniam. Kokiegi metai laukia žuvų? Norintiems sužinoti, kaip elgtis, Palmira patarė žiūrėti į Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, nes būtent ji gimusi po šio ženklu. Sėkmės žuvis vėl aplankys nuo kitų metų Liepos mėnesio, tačiau iki tol, pasak astrologės, reiks būti labai kantrioms ir pakentėti. Žuvims pakankamai sudėtinga pirmoji metų pusė, apie ką mes jau kalbėjome, minėdami Grybauskaitės horoskopą. Tai laikas, kai tikrai nereikia stengtis įgyvendinti savo sumanymus, aplinkybės tiek nepalankios, kad prieš jūs bus visi vien tik tai kompromituojanti informacija apie jūs. Jums bus sunku sulaukti palaikymo, pritarimo, daugiau ne negu taip. Tuo tarpu gimusiems po avino ženklų patariama kuo daugiau eksperimentuoti, mat seksis drąsiems ir nebijantiems rizikuoti. Labai palankus metas pirkti nekilnojamą turtą, keisti gyvenamąją vietą. Antroji metų pusė avinam ramesnis laikas, tai metas, kai jie turės siekti gyvendinti tai, ką buvo suplanavę. Ir antroji metų pusė priklausys nuo pirmųjų metų pusės įdirbio iniciatyvos. Beje, tai bus laikas, kai reikės labiau koncentruotis ties namai šeima, daugiau laiko praleisti namuose. Tad kelionę, mokslam, permainam geriau planuoti pirmąją metų pusę, o antrąją metų pusę geriau daugiau laiko praleisti namuose su šeima. Jaučiams Palmira kitais metais patarė nepervargti ir kuo daugiau ilsėtis. Darbo kokybė priklausys nuo to, kaip jaučiai mokės ilsėtis. O tie, kurie neskirs laiko geram poilsiui, rizikuoja netgi prarasti darbą. Jeigu praeiti metai jaučiam atnešė daug permainų, naujovių, jie buvo tikrieji metų lyderiai, tai šie metai jau visai kitokie. Ramybės, atsipalaidavimo metai, jie galės ilsėtis. Tai laikas, kai nereikia stengtis verštis į priekį, kai nereikia nieko keisti, kai nereikia stengtis būti lyderiais. Tiesa, tai, ką duoda gyvenimas, reikia imti. Gerokai pasiruošti ir apsišarvuoti kantrybę, pasak Palmiros, turėtų gimę po dvynių ženklų. Sunkiausia ateinantys metai bus tiems, kurie per pastaruosius 9 metus padarė kažką blogo, buvo nesąžiningi. Jų nuodėmes sužinos visi aplinkiniai. Iki Liepos mėnesio nekartą jie galės pasijusti tikraisiais lyderiais, jie džiaugsis gyvenimu, jie bus laimingi. Tačiau Jupiterį vysis juodasis mėnulis ir likimas tarsi viena ranka siųs dovanas, glostys, iškels į viršų, jie pasijus nugalėtojais, o kita ranka smugdys. Jei dvyniai nori likti laimingi kitais metais ir kuo labiau sumažinti likimo smūgius, jie turi pasistengti daryti kaip galima daugiau gerų darbų ir labiau mylėti tuos, kam blogai, kam nesiseka. Taipogi nesmerkti, nepeikti tų, kas yra paslydęs. Nemanyti, kad jie visada teisūs, mokėti pripažinti savo klaidas. Na ir stengtis be abejo gyventi dorai, sąžiningai. Ir be abejonės, kuo mažiau žalingų ir blogų įpročių, dalykų
gražinkite savo skolas, moralinės ir finansinės. O štai vėžiams patariama jau dabar ateinančius metus padalyti į 2 dalis – iki Liepos mėnesio ir po jo. Ir pirmąją metų pusę vėžiam patarčiau nieko naujo nesimti, nieko nekeisti. Tiesiog kaupti jėgas ir galbūt pasvajoti apie ateitį. Nuo Liepos mėnesio vėžiai atgaus savo jėgas. Tad po gimtadienio galite drąsiai imtis naujų dalykų. Tai, ką dabar pradėsite, atneš sėkmę net 12 metų. Vėžiai bus stiprus antrąją metų pusę ir turi suskubti atlikti kuo daugiau. Palmira sako, kad net jei jūsų horoskopas 2013-iesiems itin sėkmingas, turite pasisaugoti net 4 mėnesius – balandį, spalį, lapkritį ir gruodį. Tai, pasak astrologės, sudėtingas laikas. Pasaulyje gali įvykti ir ne viena stichinė nelaimė susijusi su vandeniu, stiprių liūčių, staigių atšilimų sukelti potviniai ar žemės drebėjimų sukelti tsunamiai. Tad kaip kitais metais privilioti sėkmę ir apsisaugoti nuo nelaimių? Palmira sako, kad ypač svarbus 2013 metų sutikimas. Jis lems visus ateinančius metus, todėl astrologija sako, jog reikia ne tik žinoti, kur sutikti naujuosius, bet ir kaip pasipuošti ir netgi ką valgyti. Kitų metų ženklas Mėnulis, naujųjų naktį atsidursantis Liūto zodiako ženkle. Liūtas, pasak astrologės, siejamas su Saule, o Saulė su auksu. Todėl sutinkant naujuosius metus verta rinkti sidabro ir aukso papuošalus ir puoštis jais kartu, ypač pirštus ir rankas. Stalą taip pat serviruoti sidabrinėmis lėkštėmis, su auksiniais papuošimais arba bent jau įrankiais dekoruotais auksu. Naktį, pasak astrologės, būtina išgerti ne tik tikro šampano, tačiau ir suvalgyti karališką žuvimi vadinamos lašišos. Liūtas, pasak Palmiros, karališkas ženklas, todėl vakarienė turi priminti puotą. Jei patalpoje, kurioje sutiksite naujuosius metus, bus paveikslas, amuletas ar ženklas, kuriame pavaizduotas Saulė ir Mėnulis, tai taip pat atneš jums sėkmę. Taip pat patartina su savimi turėti perlų, rubino akmenį, mėlynąjį safyrą, geltonąjį topazą arba citriną. Nemažiau svarbu ir tai, kuo apsirengę sutiksite naujuosius. Norintys privilioti sėkmę, rinkitės neapibrėžto silueto, perregimo audinių puoštus drabužius. Puikiai tiks pilkšvos, vandenį, mėnulį primenančios spalvos, sidabro ir aukso spalvų detalės. Na ir be abejo, Mėnulis yra motina. Labai svarbu pagerbti šeimos mamą. Ji turėtų sėdėti pačioj garbingiausioje vietoje. Ir pirmiausia, naujųjų metų dovanas turėtų gauti vyriausios šeimos moteris. Tad motinom šie metai be abejo bus išskirtinai geri. Ir pabaigai. Palmira sako, norinti duoti ypatingą patarimą vyrams, kad juos lydėtų sėkmė, nors kiti metai ir priklauso moterims. Jei norite, kad sektųsi, nebijokite įsipareigoti savo mylimosiams. O jei nusprendėte tuoktis, rinkitės datą iki gegužės mėnesio. Tuomet jūsų santuoka sėkmė lydės ne 1 metus.